Sveiki. Labadiena. Taigi, baigėme pirmos eilės mūro darbus. Ir šiandien pradėsime mūryti antrą eilę. Mūrysime jau su klijais, nebe su skiediniu. Dabar esame užmaišę klijus, jie brinksta, tai per tą laiką mes galime padaryti trumpą reportažą. Su kokiais įrankiais mes dirbsime. Taigi, silikatinių blokų mūrimai naudosime šitokią dėžutę. Ji tolygiai tepa klijus, pagreitina darbą. Tai dirbsime prie mūro dviese, Laimis teps klius, o Žižgala eisiu ir mūrysiu blokelius. Štai pasidaro ta dėžutė ir vienodai formuoja klijų sluoksnį. Tai kaip konkrečiai jį dirba, mes parodėsim jums. Klijus padarėme šiek tiek skystesnius, kad gražiai išbėgtų iš dėžutės. Jeigu klijai būtų per skysti, galima juos šiek tiek, sakykime, dapilti mišinio, padaryti kietesnius, bet iš esmės gamintojas jau nerekomenduoja sumaišytus klijus ar kietinti, ar skystinti. Geriausia pradžiai pasidaryti konsistenciją, su ją pabandyti pamūryti, jeigu jį tinka, tai tiesiog pasidaryti atskirus kibirus. Viename vandenį pasižymėti, ten, sakykime, 3 litrai vandens, kitame kibire sausame mišinys, sakykime, ten 17 kg mišinio ir vat, tuos 2 kibirus trečiame sumaišyti. Tada visada gausite vienodus klijus ir nereikės kas kart ar dapilinėti, ar skystinti klijų. O sakyk, Juliau, iš kur tau kilo mintis nusipirkti šią dėžutę? Teko šiais blokeliais mūryti ne vieną namą ir pastebėjom, kad su paprastomis šukomis, kažkur mes čia turėjom, gal vėliau parodysim, labai prailgė darbas, kol užtepi, kol nubrauki, kol išlygini. Ir tą dėžutę, kiek reklamavo tos dėžutės gamintojas, užtenka tiesiog pripilti į vidų klijų, atidaryti brauką ir toks gaunasi greitesnis klijų tepimo darbas. Ir mes tikimės ją pritaikę, padidinti darbo efektyvumą ir galbūt per dieną sumūrysime ne 300 blokelių, o dėžutės pagalba sumūrysime 350 blokelių. Ir to pasiekoje ta dėžutė mums ir atsipirks. Taip pat reikia nepamiršti, kad ant klijų taip pat blokelius lyginsime su guminiu plaktuku, tačiau jau visai silpnais smūgiais. Naudosime trumpą gulščiuką, blokelių vertikaliai ir horizontaliai kryptį patikrinti. Taip pat būsime užtraukę šniūrą kaip ir pirmą eilį. Žodžiu, darbai kartosis iš esmės tie patys, tik dabar pradėsime mūrti jau nuo kampų ir tik tada mūrsime visas sienas tiesiai. Aišku, nepamirškite, kad tos sienoje bus ir langų, juos susižymėkite, pieštuku nusipieškite, tada jų nepraleisite. Tai kągi, einam mūryti? Davai. Kągi, pradedame mūryti nuo kampų. Į dėžutę supilame klijų. Labai daug neprisipilkit, geriau papildyti. Tiek paklibiname. Tie klijai tokie turi būti, matome, tos konsistencijos gana skystos, tačiau ne per skystos, kad jau visai netrykšta. Atsidaro dėžutę pilnai ir tepame klijai. Tepus klijai, dėžutė užsidaro, perkeliama ant kitos sienos, dėžutė atidaroma, užtepame klijai, dėžutė uždaroma, galima ją patraukti, vėliau perteklių tiesiog nuimsime ir sumesime į dėžutę.
Taigi dabar ant vienodai užtepto klijų sluoksnio dedame blokelį. Šitą blokelį galima palyginti. Kadangi pirma eilė sumūrita, tai antra eilė jau natūraliai gaunasi lygi. Klijų perteklio nuėmame, metame atgal į dėžutę. Žiūrime šią kryptį, palyginame blokelį. Gerai. Ir tada sekantį blokelį prieš glaudžiant turime užtepti ir prieš tai kampo blokelio šoną, kad jie tarpusavį gerai suliptų. Tam jau naudojame paprastas šukas. Tai imame blokelio perteklių ir vienoje pusėje ir glaudžiame blokelio vidinio špunto dalį. Ir dar kartą patikriname, ar blokeliai yra vietoje. Žiūrime vertikalią kryptį. Vertikali kryptis yra lygi, kadangi pirma eilė lygiai sumūryta. Kita blokelio padėtis lygi, galima gal šiek tiek paspausti. Taip, ši padėtis taip pat lygi. Ir neišteptume labai gulščiuką. Nusivalome perteklį. Ir palyginame šią kryptį. Taigi, sumūrėme kampą. Dabar užtrauksime virvutę per visą sieną ir mūrysime ją. Kągi, tęsime mūro darbus, naudodami klijus. Parodysime, kaip mūryti naudojant klijų dėžutę. Gerai. Siplam klijų. Klijai tegul būna šiek tiek skystesni. Apačioje atsidaro sklastis. Pradedame važiuoti.
Rekomenduojama įsitepti nedaugiau negu 2 metrai atkarpą. Tai dėžutė turi šiokį tokį trūkumą, nedatepa iki pat krašto. Todėl reikia su mentele datepti. Ir nurėjame. Iš karto gulščiuką pažiūrime, reikia palyginti, švelniai spustelime. Taigi, kaip matote, darbai vyksta išties gan greitai su dėžutės pagalba. Aišku, kada yra kampai, galbūt kažkiek pristabdo, bet ant lygių sienų tai tikrai labai padeda. Štai, baigėme šios dienos darbus. Sekėsi labai gerai, sumūrėme 4 eiles. Rytoj tęsime darbus. Iki kitų susitikimų. Iki. Jeigu kartais sieną pamūrite kreivą, jūs turite pradėti bėgti. 4 eiles. Rytoj tęsime. Iki. Iki.